Mano vardas Indrė. Šiaip nemėgstu skaičiuoti laiko, aš iš tikrųjų net ir neskaičiuoju. Man būna kolegos pasako, kiek laiko aš dirbu, arba būna ten, pavyzdžiui, vyras pasako, ir kiek man metų, nes aš maišau ir aš neskaičiuoju. Man ne visai taip patinka taip matuoti gyvenimą, bet galbūt tokiais etapais. Tai vienas etapas buvo, kai mes baigiam muzikos teatro akademiją ir atėjom. Dalis kursų atėjo čia, dalis į jaunimo teatrą, keletą kursiokų į Panevėžio teatrą. Tai buvo tas etapas, toks gana ryškus, todėl kad tiesiog nėrėm į tai, į kur mus kvietė ir kur kvietė mūsų širdis. Tai matėm gyvenimą teatre, matėm savo svajonės didelės. Tai vienas etapas. Antras etapas, kai tarp tų svajonių ir to teatro atsirado šeima ir gyvenimas. Nes nori, nenori, yra mūsų profesijoje, kad kol tu neturi vaikų, tai labai daug laiko skiri teatrui. Ir tai nėra tik darbas, tai nėra tik darbo valandos. Ir irgi vėlgi nėra skaičiavimo netgi. Bet paskui, kai atsiranda šeima, tu supranti, kad visgi tu turi save dalinti. Ir šitoj vietoj, kitaip pradėjo dėliotis gyvenimas, tu turi, net neturi, bet tiesiog širdis šaukia laiką skirti ir šeimai, ir teatrui, ar ne? Tai tie tada motinystės etapai, išėjimai, grįžimai į teatrą, tai toks buvo antras etapas, nes yra tokia tema mūsų visuomeniai, kad moteris, kai išeina ar ne į motinystę, tai tarsi nurašoma. Tai man buvo pačiai įdomu patyrinėti, kaip bus man, kai aš grįšiu į teatrą po motinystės, kaip keisis mano požiūris į teatrą, į vaikus, į norą toliau vaidinti, kurti. Ir čia atradau labai tokį fainą vidinį tokį patyrimą ir atradimą, kad nepaisant to, kad prieš tai daug ilgą laiką dirbdavau su vaikais teatre ir aplinkui labai daug projektų ir pasiūlymų turėdavau su vaikais dirbti, matyti tokią energetiką. Ir pastebėjau, kad man su vaikais ir lengviau, ir susitarti, ir aš geriau jaučiuosi. Pastebėjau, kad kai susilaukiau savo vaikų, kad atsirado tokia iš tikrųjų gili meilė vaikam. Šitą spektaklį repetuojant, tai namuose ten vyksta scena, kaip vaikai neina miegoti ir mes su vyru skirstomės vieną vakarą, jis migdo, kitą aš, ateinu į čia repeticijas, susirinkusi komanda kalba lygiai apie tą patį. Aš galvau, gal man čia kažkas, gal man su galva nelabai gerai, kas čia vyksta, nes lygiai ta pati gyvenimo scena perkelta į tikrą ar ne, teatro sceną. Bet tada kažkaip tiesiog pagalvojau apie ką ir supratau, kad labai fainai, kad tai, kas vyksta už uždarų durų, žinot, kai būna daug langelių šviečiančių, ten ar ne gyvena šeimos ten ir taip toliau kažkas vyksta, ir kad mes galim vieną langelį pritraukti ir parodyti. O tas vienas langelis atspindi daugelio šeimas. Ir man kažkaip, bekuriant šitą spektaklį su komanda, yra tokių vietų, kur taip jau jautriai paliečia, nes labai yra tos tiesos tokios, kad dabar yra laikas būti su savo šeima, dabar yra laikas būti mama, arba dabar yra laikas būti vaiku ir neskubint nieko. Tai taip, bevaidinant spektaklį, tiesiog tave paliečia gyvenimas. Bevaidinant spektaklį, tave paliečia gyvenimas. Atrodo paradoksas, ar ne? Nes tarsi vaidinam mes netiesą, bet paliečia tokia tiesa paprasta ir sujaudina. Ir man atrodo, tai ir yra svarbiausia žinutė, galbūt visos, ar ne, komandos, gal kažkieno kaip atskirai, bet tiesiog tokia gavosi žinutė.